Ačiū labai už galimybę pristatyti pranešimą minint pasaulinę inkstų dieną. Kaip ir pristatė, mano vardas Alicija Bartašiūnaitė Afanasjeva ir šiuo metu atstovauju Vilniaus miesto klinikinės ligoninės nefrologų komandą. Ir prieš ruošiant šį pranešimą visą laiką galvojau, ar tas gydymas vis dėlto yra labiau orientuotas į pacientą ar į ligą šiuo metu. Tai ruošiantis pranešimui, kadangi tikrai galvoju, kad gydymas turėtų būti labiau orientuotas į pacientą, gimė toks terminas kaip paciento individualus dializės veiksmingumo rodmuo. Ir jeigu šalia matote kriterijus, kurie galbūt būtų įvertinti balais, tai tų balų suma atitinkamai pacientų galbūt leistų mums pasakyti, ar ta dozė, kurią mes skiriam pacientui, yra tinkama, ar yra per didelė, ar yra per maža. Ir tikrai nevardinsiu kiekvienų iš tų kriterijų, patys suprantat, kad labai svarbu pacientų ir jų artimųjų bendradarbiavimas ir kraujagyslių prieiga ir visų kitų rodiklių kontrolė, tačiau norėčiau išskirti, turbūt nefrologų tarpe, apie ką labiausiai diskutuojam, tai apie dializės adekvatumą pirmiausiai. Tai dializės adekvatumas, kaip ir docentas jau pristatė, tai vadinamas rodiklis KTV, kuriam yra išskiriamos 3 reikšmės, tai vadinamas kraujo tūris, gydymo laikas ir šlapalo pasiskirstimo tūris. Koksgi turėtų būti tas KTV? Dializė laikoma veiksminga, kai KTV yra didesnis arba lygus 1,2, bet tai yra minimali vertė, o pagal KADOK gairės rekomenduojamas tikslinis vienos dializės KTV yra 1,4 pacientams, kurie yra dializuojami 3 kartus per savaitę. Vadinasi, gydymas turėtų būti koreguojamas taip, kad KTV reikšmė būtų kuo didesnė, nei rekomenduojama tikslinė, o jis skaičiuojamas siekiant užtikrinti gerą hemodializės kokybę, nes tai labai svarbu ir susiję su paciento išgyvenamumu. Tokios KTV reikšmės 1,2, 1,4 rekomenduojami daugelį pasaulio šalių. Ir tai nurodo ir atlikti tyrimai, tačiau mums nefrologams ir pacientams svarbu vis dėlto, kokia ta yra KTV reikšmė, nes manau, kad tikrai labai retai nefrologas diskutuoja su pacientu, kas tas yra KTV ir kaip tai yra svarbu. Tai tam tikri retrospektyvūs tyrimai, pavyzdžiui, paskutinis, kurio publikacija yra 2023 metais, tai 10 metų analizė parodė, kad KTV daugiau negu 1,4 yra susijęs su mažesniu hemodializuojamų pacientų visų priežasčių mirtingumu. Kiti tyrimai rodė, kad vienos dializės KTV daugiau negu 1,2 buvo susijęs su mažesniu pacientų mirtingumu. Kiti senesni tyrimai, retrospektyviniai tyrimai parodė, kad KTV daugiau negu 1,2 buvo susijęs su geresniu pacientų išgyvenamumu ir atitinkamai buvo lyginama. Ar KTV mažiau negu 1 yra susijęs su didesniu visų priežasčių mirtingumu palyginus su KTV daugiau negu 1,2. Tai ar galim koreguoti KTV ir ar tai priklauso tik nuo mūsų nefrologų, ar taip pat nuo pacientų. Kadangi V reikšmė yra fiksuota, tai tikrai galima pagerinti padidinus, tai vadinama clearance arba gydymo laiką. Clearance dydis didėjant kraujo tėkmei per dializatorių, o mes žinome, kad tam užtikrinti mums reikalinga gerai funkcionuojanti hemodializės prieiga ir aišku tinkamas kraujotakos greitis. Standartinis rekomenduojamas suaugusiems kraujotakos greitis yra daugiau negu 300 ml per minutę, tačiau tyrimai rodo, kad netgi padidinus 20% kraujotakos greitį pacientams, kurių KTV buvo mažesnis negu 1,2, dializės efektyvumas padidėja. Jei paciento kraujo tėkmės greitis yra pakankamas, tai taip pat galima tą clearance padidinti naudojant didesnį dializatorių ir kai kuriais atvejais padidinant dializės tirpalo greitį nuo įprastų 500 iki 600 arba net 800 ml per minutę.
Vadinasi, jeigu galim koreguoti taip vadinamas reikšmės gydymo laiką, vadinasi, išvada kuo ilgiau, to geriau, bet kodėl? Tikrai yra atlikta nemažai studijų ir viena iš studijų, kurioje dalyvavo daugiau negu 37 000 pacientų, kurie buvo dializuojami 3 kartus per savaitę, kuriems paskirtas laikas sviravo nuo 120 iki 420 minučių. Rezultatai parodė, kad nepriklausomai nuo šalies, kurioje buvo taikymas toks gydymas ir tos šalies rizikos veiksnių, statistiškai reikšmingai sumažėjo mirtingumas dėl visų priežasčių, mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir staigios mirties atvejai. Tačiau mums nefrologams ir pacientams svarbu, kokia yra to klinikinė reikšmė. Tai mes kaip nefrologai galėtume paaiškinti pacientam, kad ilginant dializės trukmę mes matom mažesnį sistolinį kraujospūdį prieš ir po dializės, didesnį intradializinio svorio kritimą, didesnį hemoglobiną, net naudojant tą pačią eritropoetino dozę, didesnį serumo albuminą, kalį bei mažesnį fosforo ir leukocitų kiekį serume. Taigi dar vienas galbūt netoks naujas tyrimas, kuriame dalyvavo dar didesnė imtis pacientų, daugiau negu 88 000, parodė, kad 3 kartus per savaitę dializuojami pacientai, kurių gydymo trukmė buvo mažiau negu 3 valandos, buvo susijusi su padidėjusia mirties rizika, nepriklausomai koks buvo paciento KTV, o didžiausias išgyvenamumo padidėjimas, skiriant ilgesnį hemodializę, buvo susijęs su KTV artėjančiu net prie 1,6–1,8. Prieš tai docentas pristatė taip vadinamą inkrementinį metodą peritoninį dializę, bet tai galėtų būti tikrai naujas gydymas standartas, skiriant ir žiūrint ir orientuojant visą gydymą į pacientą. Tai tyrimas, kuris truko 4 metus, parodė pacientus, kurių imtis buvo suskirstyta į dializės pradžią, tai vadinama inkrementinė hemodializė, kai dializės standartas prasideda nuo 1 ar 2 kartų per savaitę ir palaipsniui ilginant dializę iki standartinės 3 kartų per savaitę ir dekrementinės, kai pradedama nuo 3 kartų ir vėliau sumažinta. Ir aišku, kad rezultatai buvo lyginami su ankstesnėmis duomenimis. Tačiau nepriklausomai nuo to, kokia buvo dializės pradžia, nerasta jokių išgyvenamumo skirtumų pagal pasirinktą hemodializės pradžią. Tačiau pacientai, kurie buvo intensyviau stebimi prieš hemodializės pradžią, dažniau pradėjo nuo inkrementinės hemodializės ir palaipsniui mažinant dializės dozę. Hospitalizavimo dažnis ir laikas iki pirmos hospitalizacijos ar mirties tiem pacientams nesiskyrė, bet tai leido sutaupyti klinikai išlaidas. Vadinasi, tikrai galėtų būti inkrementinė hemodializė kaip pradžia ir kaip naujas gydymo standartas. Grįžtant prie pranešimo temos, tai galbūt išskirčiau dar vieną paciento grupę, tai grupė arba taip vadinama metodika, kai taikomas paliatyvus požiūris į dializės priežiūrą ir kada galėtų būti toks požiūris taikomas kaip standartinis dializės atlikimas nesuderinamas su daugelio pacientų sergančių galutinės stadijos lėtinė inkstų liga. Tai tie pacientai, kuriems gyvenimo prognozė yra mažiau negu 1 metai, tikrai gali norėti paliatyvaus požiūrio į dializės priežiūrą, vadinasi, tikrai turi būti įvykęs pokalbis su pacientais, su paciento artimaisiais, kokios priežiūros ir kokios metodikos jie norėtų labiau savo, kuri jiems yra labiau tinkama. Kodėl? Tada kyla, aišku, klausimai, kodėl reikalingas toks požiūris į dializę, kas sudaro tokį požiūrį ir kas trukdo Lietuvoje iš tikrųjų integruoti tokį požiūrį į esamą infrastruktūrą. Taigi matome, kad pacientui artėjant prie gyvenimo pabaigos vis iš tikrųjų daugiau skiriama dėmesio simptomų kontrolė ir
aišku, paciento priežiūros tikslams ir iš tikrųjų šitoj vietoj galėtų keistis požiūrį iš įprastos standartinės į paliatyvę. Norėčiau pabrėžti, kad tarp šitos grupės pacientų yra didesnis sergamumas ir mirtingumas. Jungtinėse Amerikos valstijose pastebėta, kad pacientams, kurie yra vyresni negu 75 metai amžiaus, per pastarosius metus toks poreikis paliatyviai hemodializei padvigubėja. Ir net 76% pacientų siekia 1 metų išgyvenimo rodiklis ir tik 36% pacientų pasiekia 5 metų išgyvenamumą. Tikrai labai būtų įdomu sužinoti mūsų Lietuvos hemodializuojamų pacientų, tai vadinama, amžiaus vidurkį, jau kai užpildysime šių metų higienos institutui lapus ir tos visus mūsų rodiklius, kaip mums pavyksta kontroliuoti visus tuos anksčiau minėtus kriterijus, tada galbūt galėtume numatyti tokį poreikį. Kadangi pacientams tampa toj grupėje vis labiau sunku toleruoti įprastus dializės režimus, tai iš tikrųjų tai viskas prasidėtų nuo pokalbio apie pageidavimus ir taip vadinamus priežiūros tikslus. Aišku, galėtų būti svarstoma diskusija apie dializės nutraukimą, tačiau tikrai daugelis pacientų ir jų artimųjų gali nejausti pasirengę nutraukti visiškai dializę, bet tas požiūris bent jau nebūtinai lemtų pasitraukimą, bet galėtų tikrai suteikti galimybę pereiti prie šios metodikos. Ir tikrai norėčiau išvardinti tam tikrus scenarius, kurie pacientai kuriems pacientams galėtume taikyti paliatyvią dializę, tai aišku, tiems, kuriems išsivysto sunki liga, dėl kurios staiga sumažėja tikėtina gyvenimo trukmė, sunkiems pacientams, kurie pradėjo dializę intensyvios terapijos skyriaus aplinkoje, ir tiems, kuriems progresuoja funkcinis ar kognityvinis nuosmukis. Ir dar kartą pabrėšiu, kad viskas prasidėtų nuo pokalbio su pacientais, jeigu jų būklė aišku leidžia, nes tai yra sunkus pacientai, ir paciento artimaisiais bei dializės priežiūros komanda. Neseniai publikuota analizė parodė, kokia vis dėlto tų hemodializuojamų pacientų gyvenimo kokybė įvertino tą kokybę balais, parodė, kad iš tikrųjų kokybė buvo prasta arba pablogėjo ir tikrai pastebėtas aiškus paliatyvios pagalbos teikimo poreikis. Atitinkamai, grįžtant prie pranešimo temos, kokią vis dėlto dializės dozę parinkti, tai jeigu orientuosimės į pacientą su paliatyvios dializės priežiūros teikimo poreikiu, tai matome, kad galbūt galėtų būti labiau priimtinas mažesnis klirensas, tai vadinamas dar kartą KTV mažiau negu 1,2, bet tik tada, jei dializės adekvatumo didinimas blogina pacientų gyvenimo kokybę. Labiau galėtų būti priimtinas centrinės venos kateteris kaip pirminė hemodializių prieiga, labiau toleruotina hipertenzija, nėra labai griežtų dislipidemijos gydymo indikacijų, labiau riboti apribojimai, leistina hiperfosfatemija, hiperparatirozė, sumažinti mitybos apribojimus bei minimalus būtinas laboratorinis monitoringas. Ir tada, aišku, kila klausimų, kokios būtų rekomendacijos ir taip vadinamos pašalintos kliūtis, kad iš viso galėtume tokį modelį taikyti. Tai neabejotinai trūksta nefrologams žinių, kaip įvertinti tą vadinamą gyvenimo prognozę pacientams ir tą poreikį paliatyvios hemodializės. Tai vadinasi, tikrai turėtume iškelti tam tikrus tikslus. Nedažnos yra diskusijos tarp pacientų apie gyvenimo pabaigą ir kaip jie norėtų būti toliau gydomi, kadangi tiems pacientams galbūt galėtų ir turėtų būti koreguota dializės dozė.
Vadinasi, sumažinus dializės trukmę, mūsų dializių teikėjų, taip vadinamų, grafikai jau centre tampa nelankstus, apsunkintas pacientų transportavimas ir kol kas bent jau trūksta kompensacijos ir ne tik trūksta kompensacijos, bet iš viso namų dializės ir kompensacijos už dializę. Bet norėčiau išskirti ir truputį apie neigiamą finansinę pasekmę dializės paslaugų teikėjams. Kadangi suprantam, sumažinus dozę, tas pacientas atvyks galbūt į dializę ne 3, o 2 kartus per savaitę, bet mes pamirštam įvertinti, kad tie pacientai yra sunkesni, reikalaujantis ne tik finansinių resursų, bet ir vidinių komandos resursų, nes su jais dirbti yra tikrai sunkiau, tačiau tai jau yra pasiekmė dializių paslaugų teikėjams. Vadinasi, šitas visas fiskalinis poveikis turėtų būti iš tikrųjų apgalvotas. Ir tada, kad tas modelis galbūt pradėtų nors kiek labiau būti tarp mūsų nefrologų ir tarp pacientų aptariamas, turėtume iškelti tikslus. Pacientų priežiūros tikslus, kokie galbūt būtų fiziniai ir psichologiniai, dvasiniai tų pacientų simptomai, kas galėtų tiems pacientams padėti ir koks yra pacientų ir slaugytojų pasitenkinimas taikant tokią metodiką. Mes nefrologai tikrai dirbam pagal pakankamą aišku gydymo algoritmą, yra tie algoritmai patvirtinti ministerijos, bet galbūt tam algoritme turėtų būti toks skyrelis pacientams, kuriems taikoma palaikomoji dializė ir kokios būtų rekomendacijos. Nepamirškime, kad turėtų būti simptomų dokumentavimas ir jų vertinimas eigoje, nes tai padėtų mums dializę koreguoti, ar ta dozė turėtų būti mažinama, ar ta dozė turėtų būti didinama. Ir, aišku, tam tikrų programų sukūrimas, kuris padėtų labiau glaudžiau bendradarbiauti tarp dializės priežiūros įstaigų ir paliatyvios paslaugos, taip sakant, teikėjų. Ir išskirčiau dar vieną punktą, tai dializės priežiūros komandos pasitenkinimo dokumentų sukūrimas, tai tų pačių mūsų slaugytojų ir padėjėjų, kurios iš tikrųjų dirba tikrai sunkų darbą, vadinasi, dirbant su tos grupės su pacientais, įvertinti, ar tas darbas iš tikrųjų yra atliekamas kokybiškai ir ar slaugytojos iš savo resursų gali užtikrinti šitą priežiūrą. Ir mano žinutė namo, nors pranešimas nėra toks labai saulėtas, gražus ir lyg tai tokia niūri natelė apie paliatyvią priežiūrą, tačiau norėčiau išskirti tos tokius punktus, kad ilgesnė hemodializės trukmė tikrai ilgina pacientų išgyvenamumą, kad gairėse rekomenduojamas vienos dializės KTV yra 1,4 pacientams, kurie gydomi 3 kartus per savaitę. Mažesnis klirensas tikrai galėtų būti taikomas pacientams, jeigu yra paliatyvios hemodializės poreikis ir atitinkamai palaikomosios dializės gydymo gairių sukūrimas ir atitinkamai įvertinta šio požiūrio nauda tiek pacientą, tiek dializų paslaugų teikėjams. Ir iš tikrųjų tikrai reikia daug dirbti, kad tas požiūris būtų lengviau įtrauktas į jau esamą infrastruktūrą Lietuvoje. Kadangi pasitaikė tokia proga, kad galiu paskaityti čia pranešimą, tai kadangi nuo praeitų metų gruodžio 1 dienos vadovauju nefrologijos skyriaus su hemodializių poskyriumi, tai iš tikrųjų norėčiau padėkoti tai nefrologų komandai, kuri per sunkų iš tikrųjų kovidinį laikotarpį sugebėjo išlaikyti teikiamas paslaugas, kurias čia įvardinau, bet nuo šių metų kovo mėnesio papildomai turime nefrologo budėjimą už skyrių ir skubės hemodializės. Taip pat atnaujinome hemodializės procedūras Antakalnio 57 poskyriuje ir veikia prie dializinių pacientų priežiūros komanda. Tai yra teikiamos nefrologo paslaugos, yra slaugytojos mokymai pakaitinės inkstų terapijos tema ir gydytojo angiochirurgo konsultacijos ir priežiūra.
Tai ačiū uždėmesi. Daktarė Alicijai palietė labai aktualią temą, bet visi žinom, kad čia yra daug niuansų etinių ir teisinių, ar ne? Daktaras Laurynas gal dalyvavo darbiniai grupiai, kai buvo atnaujinami dializės reikalavimai, nebuvo tokios bandymo kažkokį skyrių parašyti, kad ne visiems ligoniam KTV reiks siekti virš 1,2. Ne? Skubino tą dokumentą, bet pasaulyje yra daug publikacijų, praktikų ir tą, ką mes pasišnekam, realybėje mes turbūt negalim taip, ar ne, pagal teisinius visus reglamentus paimti ir modifikuoti to gydymo. Taip, aš klausiau labai gražią Alicijos paskaitą ir tą antrą dalį liūdną, bet tai, žinomas, ta KTV 1618, aš pagalvojau, kad tai galbūt jau net ne KTV, kas pagerina išgyvenamumą, bet tai, kad tu per ilgesnį laiką tu išplauni dar daugiau įvairių toksinų. Nes šlabalas, tai realiai čia tas techninis pašalinimas, kur pasižiūri, ar gerai veikia tavo fistulė, ar geri tavo dializės parametrai, ar tu įgali atlikti dializę, vadinai, toks techninis parametras. O tas, kas vyksta jau ten giliau ir kas per ilgesnį laiką daugiau pasišalina, tai galbūt tas ir išgelbsti, nes čia tik skaičius, nes irgi rodė, kiek yra tų dedamųjų visų kitų, dar aišku. Taip, ir pasiekti geresnį KTV, aš galvoju, geriau per ilgesnį laiką, negu kad didinant greitį, kaip jūsų nuomonė. Gal taip? Taip.